Šiandien mes ieškom ir testuojame automagnetolą. Pradėkime nuo pirkimo. Šiandien mano tikslas yra susirasti automagnetolą. Pabandysiu ją susirasti per AliExpress svetainę. Taigi pirmiausia susiradau visas magnetolas, čia matom beveik 2000 variantų skirtingų yra, skirtingos kainos, skirtingi pasirinkimai. Mano poreikiai yra tokie, kad kompaktų nebereikia, noriu tiesiog, kad būtų USB jungtis arba kiti variantai. Kaip aš ieškojau, tai iš karto susirūšiavau pagal užsakymus, kurias magnetolas dažniausiai užsakinėja, peržiūrėjau kainas, peržiūrėjau charakteristikas, kurios man patinka ir išsirinkau štai šį variantą. Jisai tokios vidutinės kainos, matom 24 eurai su trupučiu ir jame kompaktų nėra, bet yra USB jungtis, yra ausinių jungtis, yra SD kortelė įdėti ir taip pat galimybė panaudoti Bluetooth'ą. Ar klausytis muzikos, arba galima netgi kalbėti telefonu per šią magnetolą. Toks variantas, atsiliepimų taip pat daug, beveik 800, daugelis iš jų yra teigiami, 5-4 žvaigždutės ir taip pat pas patį pardavėją 95% atsiliepimų yra teigiami. Taigi bandysim užsisakyti šią magnetolą ir po to parodysime, kokį daiktą, kokį aparatą gavom. Tai gavome siuntinuką iš AliExpress. Žiūrėsime, kas čia yra. Turėtų magnetola būti. Dėžutė. Gerai, vis truputį, kaip ne vienas pirkėjas skundėsi, palamdyta būna. Na, žiūrėsim, kas viduje. Pultelis yra, laidukai yra, pati magnetola. Kaip jinai atrodo. Truputį antenos lizdas netitinka. Nežinau, ar įkišim ten anteną. Čia nieko, čia nusiima. Bet su antenos pažiūrėsime, kaip lizdu bus. Va. Čia paskui kurios pabraižyta. Čia irgi šiek tiek. Apsauginė plėvelė. Gal nusiims, gal viskas tada gerai. Gerai, šitie gerai. Sukinėjasi. Čia yra mygtukas apgadintas. Sukasi sunkokai. Kažkas kliūna. Šitas mygtukas kaip ir nieko. Nu ką, tai va, tik mygtukas su sulaužimu. Ir šitą, galim pabandyti nuimti tą plėvelę. Pažiūrėsim, viskas. Gal tada bus visa kita. Visa kita atrodo gerai. Čia ant plėvelės visi subraižymai buvo. Gerai, tai va, tai parašysim. Čia įlenkimas. Yra įlenkimas, teisingai.
Pabandysim išimti stalčiuką. Čia sulankstytas. Tai bateriją pakeitėm. Tai matosi čia. Nieko nedarėm, išlaužta. Čia jau būta jau statyta. Matosi, kad Naudota. Tikrai, kad naudotas daiktas, kad mums čia ne pirmiems. Čia sulankstyta. Sulankstyta yra. Čia irgi yra įlenkta. Be to matosi, kad bent jau šitas ir šitas varžtelė jau būta sukta. Reiškia, kažkas jau jį naudoja. Kažkas bandė atidaryti, tikrinti. Tai ne naujas daiktas. Po kažkieno kito panaudosiu. Tai bandysim iškelti bylą, pažiūrėsime, ką kalbės, kaip grąžins pinigus, nes nebrangiai kainavo, bet vis tiek norisi turėti daiktą tvarkingą, naują, būti pirmųjų vartotojų. Dabar parodysiu, kaip vyko mūsų dėrybos su automagnetolos pardavėju. Kadangi Gražiuoju su juo susitarti nepavyko, iškėliau bylą, pateikiau trumpą paaiškinimą defektų, kuriuos suradau, nuotraukas tų defektų ir paprašiau sugrąžinti visus pinigus už prekę sumokėtas. Po kelių dienų jisai atsakė, paprašė grąžinti prekę ir tada sutiko grąžinti pinigus. Aš su tuo nesutikau, dėl to bylą užaštrinau ir tokiu būdu šios bylos ėmėsi AliExpress administracija. Čia galima pamatyti, kad jie priėmė tą bylą ir su 3 defektais sutiko ir dėl 2 defektų paprašė papildomų įrodymų. Ir jau dabar buvo pasiūlymas, kad jie dalinai gali sugrąžinti pinigus, $18,5 iš $26,5, kuriuos sumokėjau. Na, aš ką dariau toliau? Aš pateikiau jiems papildomas nuotraukas su defektais, su jų aprašymu, kaip čia galite matyti. Ir kas buvo toliau? Toliau dar pardavėjas pasiūlė man sugrąžink prekę ir aš grąžinsiu pinigus. Po to dar pasiūlė $18 sugrąžinti man. Bet po mano pateiktų įrodymų sistema, tai yra AliExpress administracija, man parašė, kad visi mano pateikti defektai yra teisingi, jie patvirtina tai ir man pasiūlė sugrąžinti $21.22. Kadangi daugiau įrodymų kažkokių papildomų neturėjau, su tuo sutikau ir štai jie patvirtino, kad sugrąžins man tos pinigus ir šią bylą uždarė. Tokiu būdu, kaip čia galite matyti, už magnetolą sumokėjau $26.52 ir man buvo sugrąžinta $21.22. Taigi ši magnetola man atsėjo vos $5. Na ir pabaigai testo rezultatai. Užsakytą automagnetolą aš gavau per 20 dienų ir tikrai likau ją patenkintas, nes kaip paminėta privalumuose, išvaizda tokia kaip ir pavaizduota pas pardavėją, viskas gerai su ja, visos funkcijos puikiai veikia, ir USB, ir SD kortelę nuskaito, ypač likau patenkintas Bluetooth funkcija, kad galima ir kalbėti telefonu, ir taip pat per telefoną leisti, pavyzdžiui, muziką. Aišku, kaip pastebėjote video medžiagoje, automagnetoloje buvo surasta keletas išorinių defektų, bet džiugu, kad pavyko įrodyti tos defektus ir susigrąžinti dalį pinigų.
automagnetola tikrai puikiai veikia, esu ją patenkintas ir jeigu apibendrintai pasakyti, tai drąsiai galiu duoti 9 balus iš 10 už šią magnetolą ir jeigu kažką domina jinai, kviečiu įsigyti. Šio video apačioje įdėsiu nuorodą, kur galima surasti šią magnetolą, užsisakyti. Taip pat įdėsiu nuorodą, kur galima surasti kitas magnetolas, kurios yra pačios populiariausios AliExpress svetainėje. Ir jeigu ką domina mūsų komandos atliekami testai arba kiti pasiūlymai, ką galima surasti AliExpress svetainėje, kviečiame jūs prisijungti prie mūsų puslapio Facebook AliExpress Fan Club.